Sveiki visi, mano vardas Laurynas Montvilas ir sveikinu prisijungus prie šiandienos webinaro. Aš esu Admirals komandos narys ir papasakosiu Jums šiandien šiek tiek apie tai, kaip veikia mūsų Admirals Dashboard platforma, anksčiau vadinta prekiautojo kabinetu, bei trumpai supažindinsiu su prekiautojams ir investuotojams skirtų įrankių, kuris vadinasi Premium Analytics. Webinaras skirtas daugiau pradedantiesiems, kurie galbūt neturėjo galimybę susipažinti su mūsų dashboard sistema. Tai bus pravartu žinoti, kur ką galima atrasti. Pirmiausia, pradėkime nuo trumpo rizikos pranešimo. Prekyba Admirals siūlomomis finansinėmis priemonėmis, CFD, akcijomis, ETF yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotojams. Prieš sudarydami kliento sutartį ir sudarydami sandorį, būtinai perskaitykite mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Jei reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis pristatymas yra skirtas tik informaciniais ir švietimo tikslais. Internetinę mokomąją medžiagą sukūrė ir pasaulinė auditorija ją platina Admirals Group AS investicinės įmonės. Todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikiama informacija gali būti netinkama visiems. Norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikus, sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite admiralmarkets.com, pasirinkite savo gyvenamąją šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Šis pristatymas skirtas tik bendrai informacijai ir juo nesiekiama teikti prekybos ar investavimo patarimų ar asmeninių rekomendacijų. Bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admirals neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio investavimo pagrįsto šiame turinyje pateikta informacija. Informacija nėra skirta JAV, Belgijos ar bet kurios konkrečios šalies gyventojams ir nėra skirta platinti ir naudoti bet kokiems asmenims, bet kurioje šalyje ar jurisdikcijoje, jei toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietos įstatymams ar kitiems teisės aktams. Taigi, jeigu galbūt tik visai neseniai prisijungėte prie mūsų, tai trumpai apie mūsų kompaniją. Esame geros reputacijos ir ypatingai reguliuojamas finansų centras. Suteikėme klientams tikrai platų pasirinkimą finansinių priemonių, kuriomis galima prekiauti. Instrumentų yra netgi daugiau negu 8000. Kadangi esame globalūs, suteikėme klientams pagalbą vietinėmis kalbomis, siūlome konkurencingus spreadus, konkurencingus mokesčius, o prekiauti pas mus galima keletų skirtingų platformų, bet pačios pažangiausios iš jų tai populiariosios MetaTrader 4 ir 5 platformos. Arba galima prekiauti mobiliojoje programėlėje. Mūsų paslaugos pagrindė skirstomas į dvi pagrindines, tai yra investavimas ir prekyba. Investuotojai gali investuoti į akcijas, ETF-us ir gali susikurti savo portfelį iš daugiau kaip 4500 skirtingų aktyvų iš 15 geriausių pasaulinių biržų. Jie gali priimti pagrįstus sprendimus, sužinoti, kaip investuoti, naudojantis mūsų įvairiais mokomaisiais ištekliais. O pradėti galima ir nuo mažų sumų, kad ir nuo 1 euro investuojant į taip vadinamas dalinės akcijas. Taip pat labai patogi investuotojams funkcija yra automatinio investavimo planas. Jis galioja MetaTrader 5, InvestMT5 klientams ir naudodamėsi arba mūsų programėle, arba interneto naršyklėje esančią platformą, investuotojai gali nusimatyti automatinius investavimo planus. Tai reiškia, kad būtų įsigyta norimo aktyvo periodiškai pagal iš anksto numatytą planą. Tai gali būti, kad įmonės A akcijos nuperkamos kas savaitę, kas mėnesį, arba kitaip, kaip yra nustatyta. Kita didelė mūsų paslaugų dalis tai yra prekyba arba dažniau vadinama tradingu, toks labiau žinomas terminas. Tai
Tai mūsų prekiautojai gali prekiauti CFD instrumentais ir su daugiau negu 4000 instrumentų. Tai yra ir įvairios akcijos, valiutos, kitaip valiutų poros, žaliavų CFD, indeksų CFD, ETF CFD. Ir visą tai galima daryti ne tik per MetaTraderį 4 ar 5, tačiau naudojantis ir papildomomis mūsų paslaugomis, tokiamis kaip MetaTrader Supreme Edition, virtualus privatus serveris, Stereo Traderis ar Parallels for MacBook. Turime tikrai pakankamai platų pasirinkimą skirtingų platformų, kaip minėjau, ir MetaTraderis 5, 4, Supreme Edition, taip pat naršyklėje turime keletą skirtingų platformų versijų. Mobiliuosiuose telefonuose taip pat yra MetaTraderiai 5 ir 4, bei Admirals mobilioji programėlė. Taip pat investuotojams, prekiautojams, kaip minėjau, turime tokį įrankį, kuris vadinasi Premium Analytica. Jame galima rasti ir populiariausius naujienų straipsnius, apklausas, ekonominės naujienas, būsimus ekonominius įvykius ir visokias rinkos apžvalgas. Taip pat pradedantieji klientai gal dar nebūtinai žino, tačiau patyrusieji senesni klientai tai tikrai žino, kad didelį dėmesį skiriame edukaciniam turiniui, tai įvairiems mokymams, kursams, straipsniams, internetiniams seminarams ir panašiai. Ir visas šis turinys yra nemokamas. Norėdami sužinoti daugiau apie kitų mūsų klientų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis, galite pasinaudoti Trustpilot platformą ir ten susipažinti ir pažiūrėti, ką apie mus sako kiti. O jeigu ieškote, kaip susisiekti su mumis, tai galite susisiekti su mūsų biuru Lietuvoje, lietuvių, anglų kalbomis, telefonu arba elektroniniu paštu. Taip pat labai kviečiame sekti mūsų socialinius tinklus, ten Facebooką, Instagramą, Twitterį ir panašiai. Na, o dabar prieikime prie tokios kaip ir pagrindinės seminaro dalies, tai kaip prisijungti prie savo dashboard platformos. Tai pasirinkime pirmiausia lietuvių kalbą. Jeigu esate visai nauji ir dar niekada neteko užsiregistruoti pas mus, tai galite spustelėti registruotis ir praeiti registracijos procedūrą. Tačiau jeigu jau iš anksčiau galbūt naudojatės mūsų paslaugomis, esate užsiregistravęs, tuomet galite spausti prisijungti ir tuomet tiesiog suvedus savo elektroninį paštą arba savo telefono numerį prisijungti prie savo paskyros. Suvedame, spaudžiame prisijungti, tuomet gausime 2 faktorių autentifikavimo koduką į telefoną ir tokiu būdu prisijungiame prie savo dashboard skilties. Tai dashboard yra iš principo pagrindinė vieta, kurioje klientai gali organizuoti savo sąskaitas, sukurti naujas, panaikinti senas, gali tvarkyti lėšas, tai reiškia atlikti depozitus, išvesti lėšas perkelti tarp savo skirtingų sąskaitų, prieiti prie analitikos portalo, sukelti galbūt reikalingus dokumentus, jeigu senieji yra nustoję galioti, ar yra kokia kita panašiai užklausa. Tikrai stengiamės padaryti, kad šita platforma būtų kaip įmanoma paprastesnė, tai pirmiausia pravesiu per patį pirmąjį mūsų puslapį. Ką svarbu atkreipti dėmesį, kad Admirals klientai turi pinigines ir savo sąskaitas. Kuo tai skiriasi? Tai piniginė yra vieta, į kurią galima įvesti lėšas, paskirstyti lėšas po prekybinės sąskaitas arba norint išvesti lėšas atgal savo. Taip pat klientai spustelėję uždirbkite palūkanų gali susipažinti su sąlygomis ir už nenaudojamas lėšas, kurios nėra naudojamas prekybai, gauti iki 1% metinių palūkanų už eurą.
už čia laikomą eurą. Taip. Toliau kita svarbi skiltis yra sąskaitos. Tai jos yra kategorizuojamas į 3 skirtingas rūšis. Tai yra realios sąskaitos, kuriuose realiai vykdoma prekyba su tikrais pinigais. Tuomet yra demonstracinės sąskaitos, kuriuose galima praktikuoti savo prekybos strategijas, pažinti, kaip kas veikia ir panašiai. Vienu metu klientai gali turėti tiek realią, tiek demonstracinės sąskaitas. O jeigu jau yra sąskaitų, kurių nebenaudojate, ilgą laiką jos atsiranda prie suarchyvuotų sąskaitų. Jeigu, tarkim, jau turiu kažkokią demonstracinę sąskaitą arba mano senoji sąskaita nustojo galioti, tai labai paprastai, spustelėjant pridėti sąskaitą, galiu pridėti naują sąskaitą. Iškart kviečiu atkreipti dėmesį, kad yra 2 pagrindinės skiltis, tai yra investavimas ir prekyba. Tai investavimas, kaip jau ir minėjau prieš tai, yra daugiau ilgalaikis investavimas į akcijas arba ETF-us, kuomet nėra jokių laikymo per naktį mokesčių, naudojamasi mūsų žemais komisiniais mokesčiais ir nėra naudojamas finansinis svertas. Tuo tarpu prekybos atveju yra jau prekiaujama šiek tiek sudėtingesniais Forex ir CFD instrumentais, kur yra naudojamas finansinis svertas, dažnu atveju yra laikymo per naktį mokesčiai, tačiau yra kur kas daugiau galimybių aktyviai valdyti savo portfelį ir prekiauti platesniu pasirinkimu finansinių aktyvų. Tai jau yra ne tik akcijos ir ETF, tačiau yra taip pat ir Forex, indeksai įvairūs, žaliavos, skaitmeninės valiutos ir panašiai. Prie investavimo matome, kad nėra jokių skirtingų sąskaitų tipų, tačiau prekybos atveju visgi yra keletas tipų. Kaip matome žemiau yra Trade 0, Trader 0 ir čia MT5, MetaTrader 5 arba MetaTrader 4 platformoms. Kuo jos skiriasi, neretai klausia klientai, tai MetaTrader 5 yra naujesnė versija, joje yra galima prekiauti kur kas platesnių pasirinkimų būtent akcijų. Tačiau didelė dalimi šios platformos yra tikrai panašios. Jeigu planuojate kurti demonstracinę sąskaitą, taip pat kviečiu atkreipti dėmesį į sumą, kurią galite įrašyti, kad turėti toje demonstracinėje sąskaitoje. Ir visai svarbu yra pagalvoti apie tai, kad ta suma būtų galbūt kiek panašesnė į tokią, su kuria galvotumėte kada nors prekiauti realiai, tam, kad praktika demonstracinėje sąskaitoje būtų šiek tiek suprantamesnė, realistiškesnė ir tokiu būdu turėtų daugiau naudos. Tai va, norint atsidaryti sąskaitą, tiesiog spaudžiu atidaryti ir iš karto man yra sugeneruojama sąskaitos numeris bei slaptažodis. Šį numerį bei slaptažodį vėliau galiu panaudoti tiek prisijungiant prie MetaTrader 5, šiuo atveju tai 5 MetaTraderio sąskaitą, tai galiu panaudoti jungiantis prie į kompiuterį instaliuoto MetaTraderio arba naršyklėje esančios MetaTrader 5 WebTrader versijos. Tačiau visą tą naudojimąsi mūsų platformomis parodysiu kitose seminaruose. O norint sukurti realią sąskaitą, tai aišku, pirmiausia reikėtų sukelti dokumentus, atlikti tam tikrą atitikties testą ir to testo rezultate pamatysite, kokio tipo sąskaitas galite atidaryti. Ar tai yra tiesiog investavimui skirta sąskaita, ar tai visgi yra ir ta aukštesnės rizikos prekybai skirta sąskaita. Sakykime, norėčiau susikurti realią sąskaitą, tai procedūra yra praktiškai tokia pati, kaip kad yra kuriant demonstracinę sąskaitą. Kas skiriasi, tai kad slaptažodį šiuo atveju jau sukuriu pats. Yra labai svarbu, kad slaptažodis atitiktų 5 žemiau esančius reikalavimus, kad degtų visos 5
varnelės. Taigi, suvedu slaptažodį, spaudžiu atidaryti naują sąskaitą ir matau, kad prekybinė sąskaita yra sukurta. Sekantis žingsnis, norint pradėti prekiauti, tai yra įdėti lėšų. Spusteliu ir matau, kokie yra lėšų įdėjimo metodai. Tai pasirinkimas yra pakankamai platus, tai yra pavedimai banko kortele, pavedimai per internetinę bankininkystę, tiesiog pavedimai bankiniu pavedimu ir kiti metodai. Norint atlikti pavedimą, tiesiog suvedu sumą, tuomet gaunu rekvizitus, galiu nueiti savo internetinę bankininkystę ir atlikti pavedimą nurodytais rekvizitais. O kiti metodai netgi dar paprastesni. Tada, sakykime, jau atlieku depozitą ir paprekiavau, jau noriu depozitas, pavyzdžiui, atliktas į piniginę, čia šiuo atveju man nerodo, kadangi nėra lėšų šiuo metu, tačiau čia matyčiau prie lėšų pervedimo galimybę pervesti lėšas iš piniginės į prekybinę sąskaitą, kadangi, kaip minėjau, prekybinėje sąskaitoje būtent yra atliekama pati prekyba. Tai va, atlikus prekybą, tada lėšas galiu per tą patį lėšų pervedimą persivesti iš prekybinės sąskaitos atgal į savo piniginę ir tuomet paspaudus nuimti lėšas, pamatysiu čia man prieinamus metodus. Pavyzdžiui, šiuo atveju tai yra taipogi bankinis pavedimas. Čia dešinėje galėsiu suvesti savo asmeninės banko sąskaitos numerį, spustelėti patvirtinti ir išsiųsti lėšas atgal savo į savo asmeninę banko sąskaitą. Taigi, tiek apie lėšų pavedimus. Sugrįžkime šiek tiek į tą pagrindinį puslapį, kadangi jame taip pat matome, kad yra ir kiek daugiau papildomos svarbios informacijos. Tai kiek žemiau galiu matyti, kokie laukia manęs seminarai ateityje. Taip pat galiu pažiūrėti, kokios yra aktualiausios šio laikotarpio naujienos, nueiti tiesiai į analitikos portalą arba, jeigu nori investuoti į kokią nors akciją, nusistatyti norimą įsigyti kainą ir taip pat, kada norėčiau uždaryti tą sandorį. Kaip pavyzdys, čia pateiktas Apple, tai, sakykime, nusipirkčiau už tokią kainą, parduočiau už 220, reiškia, kada Apple kaina pasiektų tokį lygį. Įvedu norimus vienetus, pavyzdžiui, 10 akcijų, spusteliu skaičiuoti ir tada matau, koks būtų bendras pelningumas, procentinė išraiška ir koks būtų mano grynasis pelnas arba nuostolis. Jeigu, tarkim, įsigyčiau už tą pačią kainą, tačiau uždarimo kaina būtų žemesnė negu įsigijimo kaina, tai tokiu atveju matyčiau, koks būtų nuostolis. Taip pat, kiek žemiau galiu matyti tam tikrą trumpą analizę, tai analitikų įžvalgas bendradarbiaujant su mūsų partneriu Tipranks, ar tai yra labiau rekomenduojama, ne tai, kad rekomenduojama, bet analitikų numatoma, kad verčiau šią akciją šiuo metu pirkti, parduoti ar tiesiog laikyti. Tarpu, jeigu jau turiu kažkokią tai prekybinę sąskaitą arba tiesiog noriu pažiūrėti, kaip veikia mūsų platformos, turiu čia du pasirinkimus, tai yra prekiauti arba investuoti ir juose galiu matyti, nueiti jau tiesiai į naršyklėje esančią platformą ir joje atlikti atitinkamus pirkimus arba pardavimus ir kitaip valdyti savo portfelį. Plačiau apie tai, kaip veikia tos platformos, aš parodysiu kitame seminare. Taip, kas dar yra svarbu, tai turime specialiųjų pasiūlymų skiltį, kur būtent ir taipogi yra analitikos portalas. O dokumentų skiltyje galiu susipažinti su tuo, kokie dokumentai pas mus
kartais būna reikalingi, tai gali būti adreso patvirtinimas, ten asmens tapatybės, lėšų kilmės patvirtinimo dokumentai ir panašiai. Paspaudus informaciją ir pagalbos centras būsiu nukreiptas į mūsų taip vadinamą pagalbos centrą. Tai jeigu matau, kad kažkokia informacija reikalinga, tačiau galbūt nenoriu susisiekti su konsultantais ar panašiai, tai galiu tos informacijos paieškoti pagalbos centre. Arba, jeigu noriu susisiekti su live chatu, tai galiu paspausti pačioje dešinėje live chat ir pasitengsim jums atsakyti jūsų užklausą kaip įmanoma greičiau. Tai tiek, kaip matote, mūsų dashboard platforma yra iš tiesų tokia intuityvi, paprasta ir lengva naudoti. O dabar pereikime prie analitikos portalo. Analitikos portalas, kitaip vadinamas Premium Analytica, tai yra toksai įrankis, kuriame galiu pasiieškoti informacijos arba bendrai apie rinką, arba apie savo mėgstamus aktyvus ir sužinoti šiek tiek aktualių naujienų, analitikų įžvalgų, techninės analizės ar fundamentinės analizės, suvestinių ir panašiai. Pirmiausia, čia kairėje galiu pasiieškoti arba savo mėgstamo instrumento, arba pažiūrėti tarp esamų kategorijų, susirasti tą konkretų instrumentą ir matysiu 4 pagrindinės skiltis. Pirmoji yra orientuota daugiau į aktualias naujienas, tai arba susijusias konkrečiai su tuo aktyvu, kurį pasirinkau, arba tokios bendrosios rinkos naujienos, arba mano labai mėgstama ryto suvestinė, kurioje galima pasitikrinti kiekvieną dieną ir pažiūrėti, kas reikšmingiausio nutiko per pastarąją parą, būtent apskritai finansų rinkose. Matote žemiau parašyta, kokie yra šaltiniai, šiuo atveju Dow Jonesas, tai yra būtent prie tos atskiros sekcijos pagrindiniai šaltiniai. Kiekvieną šią pagrindinę iš 4 sekcijų taip pat galima prasiskleisti, spustelėjus šią ir tokiu būdu atrasti tiesiog detalesnį informaciją ir daugiau įvairiausių įžvalgų. Antra kategorija yra tokia rinkos būsena, tai čia galima pažiūrėti, ar mano pasirinktam aktyvui vyraujančios investuotojų nuotaikos yra daugiau bulių ar daugiau meškų. Ir, kaip matote, galima kartu pažiūrėti, kokia yra bendra naujienų nuotaika, taipogi ar tai yra daugiau tos meškų ar bulių nuotaikos. Ir pagal tą bendrąją nuotaiką galime susidaryti galbūt tokį bendresnį vaizdą, kas šiuo metu vyrauja rinkose. Tuo tarpu trečioje sekcijoje matome ekonominį kalendorių, tai gali būti ekonominis arba korporatyvinis kalendorius. Korporatyvinis daugiau skirtas akcijoms, o ekonominis kalendorius, pavyzdžiui, valiutų poroms arba žaliavoms. Ekonominiai kalendoriai svarbus yra iš tiesų, tai yra didelė fundamentinės analizės sudedamoji dalis, kadangi įmonės, tai yra šalis, dažnai skelbia tam tikras svarbias naujienas, ten susijusias su darbo rinka, su palūkanų normomis ir tos naujienos jos gali iš tiesų sudrebinti rinkas tiek trumpuoju, tiek ilgesniu laikotarpiu. Tai yra tokia pakankamai plati tema ir neretai pasitaiko prekiautojų, kurie arba prekiauja būtent per pačias naujienas, arba kaip tik galbūt pasirenka per naujienas neprekiauti dėl padidėjusio kainų kintamumo, kitaip volatilumo tuo momentu, kuomet ta naujiena išeina. Tai va, ir ketvirta ir mano pati mėgstamiausia sekcija yra pačioje dešinėje, tai yra techninės analizės įžvalgos. Čia galima matyti tam tikras, savitai pavadinčiau, prognozės apie tai, koks yra galimas kainų pokytis trumpuoju, vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu
remiantis būtent pačiais grafikais ir techninės analizės įžvalgomis. Išsiskleidus iš tiesų matau tikrai daug informacijos, galiu matyti pačius grafikus, matyti tokius, kaip kvadratėlius ir burbuliukus, atitinkamai pagal spalvą žali reiškia tai buliškas indikatorius, tai indikuoja, kad tas įvykis iš techninės analizės perspektyvos indikuoja, kad kaina galbūt kils, o raudoni indikuoja, kad kaina galbūt kris. Spustelėjus ant to kiekvieno įvykio galima plačiau susipažinti, kas tai konkrečiai yra per įvykis ir kokią jisai turi reikšmę to aktyvo kainai. Taip pat paspaudus Featured Ideas galiu matyti tam tikrus instrumentus ir tam tikras su tais instrumentais susijusias idėjas. Galbūt tam tikrų idėjos gali būti pirkti ar parduoti ar panašiai. Tačiau kas yra labai svarbu turėti mintyje, kas yra susijęs su kiekvienu šituo įrankiu, kad tikrai joks vienas įrankis jisai negarantuoja rezultato, jisai negarantuoja, kad kaina būtinai taip ir pajudės, kaip jisai yra numatęs. Iš tiesų prekiautojas turėtų atrasti jam patogų derinį skirtingų indikatorių, skirtingų strategijų, kas ir padėtų jam priimti tinkamus sprendimus prekyboje ir visuomet skiriant didelį dėmesį tinkamam rizikos valdymui, kad tiesiog potencialiai maži nuostoliai nevirstų dideliais prekybos nuostoliais. Tai va, tiek apie premium analitiką, tikrai yra vertinga šį įrankį šiek tiek apžvelgti detaliau, susipažinti su juo detaliau ir tokiu būdu suprasti tiesiog, kaip jisai veikia ir ar jisai turi potencialo atnešti jums naudos. Taigi, tai tiek šiam seminarui apie mūsų dashboard platformą, apie mūsų premium analitiką. Jeigu turite papildomų klausimų, labai kviečiu susisiekti su mumis. Mes tikrai mielai atsakome klientams į rūpimus klausimus ir stengiamės padėti taip, kaip galime. Taigi, sėkmingos prekybos, sėkmingo pasibandymo ir iki kitų susitikimų.